Nu, sveiki dar kartą. Žodžiu, pratęsim temą. Praeitą kartą truputį paliečiau, kaipgi dar mulkinami ir apgaudinėjami tie terariumo gyventojai. Kaip ir sakiau, aišku, Nevidono pagrindinis įrankis yra melas, apgaulė, klasta. Ir jis būtent šitom priemonėm bando kažkaip tai pavergti tuos terariumo gyventojus, o jau didžiąją dalim tai yra jau ir senai pavergęs, aišku, siekiant savo tikslų, tuos tikslus dar gal ateityje truputį patikslinsiu. Nu ir, žodžiu, sukūrė tą sistemą, o sistemos dalis tai yra valstybės, kurios neva tarpusavį ten kovoja, kariauja, konkuruoja. O iš tikrųjų tai visos jos daro tą patį ir nieko visiškai net nekariauja ir nekonkuruoja. Jeigu tai jos kariauja, tai tiesiog vyksta tų valstybių gyventojų naikinimas, kaip genocidas galima sakyti. Ir aišku, kadangi Nevidonas yra vienas ir turi netiek jau daug tarnų, tai jis negali išnaikinti tų žmonių, sakykime, savo rankomis, arba netgi ir tų tarnų rankomis. Tai jam, aišku, visą laiką reikia, kad žmonės patys save išsinaikintų. Kaipgi jie gali patys išsinaikinti, tai čia jau jis panaudoja tą savo principą skaldyk ir valdyk. Vieniem dundukam iš vienos valstybės pasako, kad anie dundukai ant jūsų ten, žodžiu, keikia visaip ir linki jums viso ko blogiausio, o kitiem dundukam iš kitos valstybės irgi atvirkščiai sako, kad tie dundukai yra labai blogi ten ir jūs keikia visaip ir linki jums ko blogiausio ir nori čia jūs užkariauti ir jūsų moteris pavergti ir panašiai. Nu ir tada, žodžiu, O tų valstybių, žodžiu, visi vadovai vadinami, tai jie yra draugeliai, tai jie susitarė, sako, davai, sako, aš savo dundukam tai pasakysiu, tu savo dundukam tai pasakyk, kaip tom avim, kaip sakant, ganomam, ir tos avis patikės ir tada, aišku, mes paskelbsim karą vienas kitam ir juos eis ir naikinsis tie mūsų avinėliai, sakykime, vieni kitus. Tai taip ir daro, iš tikrųjų, paskelbė karą vienas kitam, arba net neskelbė, kaip užpuola, kaip Ukrainai, čia terariumą kalbu, kaip Ukrainai, rusai paėmė, užpuolė, neva tai užpuolė tą Ukrainą, tada ukrainiečiam neva tai reikia gintis, o iš tikrųjų nei ten kas užpuolė, nei ten kam reikia tos Ukrainos, pripasakoja visokių melagingų tikslų, o pagrindinis tikslas, aišku, yra kuo daugiau žmonių išnaikinti, nes, matyti jau tie žmonės per daug pradėjo suprasti, ar matyti, ar mąstyti, ar klausimus jų pradėjo. Ne, dar suprasti nepradėjo, jau būtų per vėlą, aišku. Klausimus jų pradeda kažkokius uždavinėti, kurie nelabai patinka sistemai. Tai tada sistema, aišku, sako, davai kariuką padarykim, tegul jie ten vienas kitą patašo, biškiai apsinaikins ir tada atsiras kitų jiem rūpesčių apie ką šnekėti. Tai taip ir daro, sakykime, o kuom tas pasižymi tų visų valstybių vienodumas? Na, žodžiu, visuose valstybėse ten, aišku, purškia chemtrailus. Atrodo, kaip ir būtų, ten irgi yra Europos Sąjunga, ten ir Amerika, yra ir Rusija, ir Baltarusija, žodžiu. Jos visos ten tarpusavį kaip ir konkuruoja, biški kaip ir draugauja, ten, tarkime, Europos Sąjunga su Amerika liktai draugauja, bet biški gal ir su Rusija dar padraugauja, nes išteklius kažkokius perka, bet kaip ir pakonkuruoja ir su Amerika, ir su Rusija. Nu, žodžiu, čia tokie žaidimai vyksta visokie. O iš principo vis tiek visi daro tą patį. Chemtrailus ant visų galvų purškia, vandenį visi nuodėja vienodai, pagal ale patvirtintą kažkokį tai standartą, kad būtinai reikia dėti ten kažkokių tai ar hormonų, ar fluoro, ar panašių dalykų. Ką paskui jie visi daro? Paskui jie visi vienodai susitarę paskelbė, kad pas juos pandemija. Ir aišku, visi vienodą sprendimą sugalvoja tam pandemijai visuose šalyse. Nusprendė, kad visuose šalyse, visų valstybių ten sveikatos ir ministrai, ir valstybių vadovai, kad reikia kaukės dėvėti, kad reikia būtinai atstumo laikytis ten 2 metrų vienam nuo kito, kiekvienoje šalyje be išimties praktiškai. Nu, buvo ten keletą šalių tokių atsilikusių, sakykime, ten tam terariume, jau jos skaitosi atsilikusios, ten Afrikos kažkokios šalis, kur, žodžiu, tų valstybių vadovai, kadangi tokie dundukai, tai jų net nepriima į savo tą ratelį, sakykime, jau tie Nevidono tarnai, tą jau aukštesnį ratelį, artesniųjų tą ratelį, sakykime, artesniųjų Nevidonai tarnų ratelį. Tai jie net bandė iš pradžių dar sakyti, kad čia nesąmonė, kad čia nėra jokių virusų, ar ten čia kažkoks melas, ar kad ten kaukės kokios tai nepadeda, ar testai ką nors blogai rodo. Tai aišku, jos labai greitai tada pakeičia kitais, žodžiu, kurie yra supratingesni ir supranta, kad jeigu visi pučia į vieną pusę, tai reikia ir jiem pūsti į tą pačią pusę, o ne priešingai. Tai tokie ilgai negyvena ir ilgai, kaip sakant, savo tų avelių negana. Nu va, kasgi dar pas juos visus vienodai. Aišku, visi jie vienodai praktiškai skiepija tos, kaip čia sakykim, lyčių lygybės
Nu, lyčių lygybės, paskui ką jie dar ten skiepija visi vienodai. Jie dar skiepija, kaip čia tą dabar pavadina, laisvę, jie pavadina laisvę seksualiniai orientacijai, tai ten, žodžiu, visokie homoseksualizmas labai yra propaguojamas visuose praktiškai valstybėse, nu, išskyrus Rusiją, ten nelabai mėgsta tokius dalykus, bet visas likęs pasaulis tai praktiškai visur propaguoja ir tuom net neapsiriboja, dar propaguoja ir dar, sakykim, stipresnius dalykus, apie kuriuos gal paskui kitam video dar papasakosiu, kas tam terariume dedasi, kokie keisti dalykai, tai pasižiūrėjus net juokas įima. Nu va, kas dar ten pas juos yra vienodo tokio tarp tų valstybių, dabar galvoju. Na dabar turbūt ir nebeprisimenu, jeigu prisiminsiu, kitą kartą paminėsiu. Dar visi jie tiesa dar susirašė, visos valstybės vienodai susirašė įvesti skaitmeninius pinigus. Nu kaip ir atrodo, nu gerai, galėtum čia gal dėl tos pandemijos, nu taip, vienodą ligą, sakykim, gal ir reikia vienodų sprendimų, bet kam dabar visiems prireikia vienodų skaitmeninių pinigų, tai va tas visiškai neaišku. Bet aišku, terariumo dundukai, nu vadinkim juos dundukus, tuos apgautus žmonės, nes ne visi ten yra apgauti, aišku, vienas kitas yra, kuris ir supranta, kas vyksta tam terariumui ir kaip tas nevidonas apgaudinėja, bet didžioji dauguma tai yra dundukai tokie. Tai tie dundukai nei vienas net nepastebi, kad visur čia yra tas pats ir jie visi galvoja, kad čia tos valstybės tarpusavį konkuruoja, o jiem ten tiesiog spektaklį tokį rodo pastoviai, per televiziją tos galvos pakalba per tą terariumo televiziją, primeluoja vėl visokių eilinių dalykų, vienas ant kito ten pastumė tie valstybių vadovai, apšneka vienas kitą žodžių, pasako tas durnas ar anas durnas, tas ne taip daro, tas negerai daro, o iš tikrųjų susitikę tuose savo susitikimuose, tai žvengia ten už kampą, nu galvoj, o dundukai, mes taip meluojam tokias nesąmonės, o jie vis tiek tik ką nori tą sakyk, vis tiek patikės. Labai linksma ten jiems šaipytis iš tų savo dundukų. Tai va, turbūt tiek bus apie tas terariumo netikras valstybės, kabutėse valstybės, o kitą temą kokią nors pagvildensiu kitą kartą. Tikiuosi jums patinka ir linksma paklausyti.